Gerai, puikiai. Nu, tai sveiki visi. Sveiki. Šiandien mes prie knygų kalbinam daktarę Godą Kaniušonytę. Kas tu tokia ir ką tu čia veiki? Čia kalbuosi su tavim. Gerai, jeigu formaliai dirbu Mykolo Romerio universitete, profesorė, psichologijos institute, taikomosios psichologijos tyrimų laboratorijoje, mokslininkė. Dirbu dabar ties 2 didesniais projektais su kolegomis, dirbu su magistrantais, su doktorantais. Darau didelius testinius tyrimus. Tai vat man ir įdomiausia, kodėl tu tuos testinius tyrimus darai? Nes Ar tau savęs negaila? Man tyrimo dalyvių negaila. Ne, iš tikrųjų, man įdomi yra raida, ne, kaip keičiasi dalykai vaikystėje ir paauglystėje. Konkrečiai aš tyrinėju psichosocialinę raidą, santykių su bendramžiais ir santykių su tėvais kontekste. Tai tą pamatuoti iš tokios vienkartinės nuotraukos yra nelengva. Ir galima tada labai daug spekulacijų nedaryti. Tai testinis tyrimas leidžia šiek tiek labiau užčiuopti procesus, kurie vyksta. Nu, jeigu aš pasiėmiau, apklausiau senukus, tada pusamžius, tada jaunus augusiuosius ir vaikus vienu metu ir sakau, kad visi skirtumai, kurie tarp jų yra paaiškinami tiesiog amžėjimu. Metodologijos kursas 101. Ne. Visi turi skirtingus... Ne tik nuo amžiaus ar ne priklauso kažkokie tai pokyčiai, jie priklauso ir nuo pokyčių vykstančių visuomenėje, ar ne, ar kiekvienoj kartoj ir panašiai. Tai jeigu mes tyriam atskirus žmonės, ar ne, mes galim atskiro amžiaus žmonės atskirai tuo pačiu laiku, ne, mes galime įvertinti skirtumus tarp jų, bet mes nieko negalim pasakyti apie vystymąsi, ar ne, kad jauniausi baigsis taip, kaip vyriausi, ne, nepalyginami dalykai. Nu gerai, įtikinai, bet dabar žiūrėk, o tai kiek trunka įprastas testinis tyrimas, tokį, kokį tu darai? Paprastai ar ne testiniai tyrimai iki šiol, kokius mes atlikdavom, būdavo riboti finansavimo mechanizmo. Ne? Tai yra 1 metų, 3 metai daugiausiai. Dabar aš turėjau tokią ambiciją ir man vis dar pavyksta. Dabar aš jau 6 metus kankinu tuos pačius vaikus. Ir dar kankinsiu metus. Tai reiškia bus 7 metai raidos. Kai mes pradėjom su 4 grupėm vaikų, 4, 5, 6, 7, ne, tai baigsim jau su 9, 10, 11, 12. Tada su statistikos magija galėsim preliminariai pasižiūrėti, kaip dalykai keičiasi, ar ne, nuo 4 iki 12 klasės. Nu, kaip nuostabu ir kokius dalykus tu tenai stebi? Kas įdomu tenai? Taip, tai mes pradėjom šitą testinį tyrimą didesnio projekto rėmuose, kurio pagrindinis fokusas buvo draugystės. Ne? Kaip draugystės formuojasi, kaip jos išnyksta, nutrūksta. Ir ar ne, tada procesai susiję su tuo, ar ne, kas yra žinoma iš įvairių teorijų. Draugystės kokybė, ar ne, kažkokie elgesio ir emociniai aspektai. Santykiai su tėvais tie patys, konkrečiai tam tyrime su mama, ar ne, tėčio pradžioje netraukiam. Kiti santykių aspektai, su mokykla susiję aspektai, ar ne, perdegimas ar panašiai. Vienišumas, elgesio sunkumus jau sakiau, pasidavimas bendramžių įtakai, apskritai jautrumas aplinkai ir panašiai. Tai mes turim tokį ganėtinai išsame bateriją procesų, kurie gali vykti. Aišku, tai yra ribota, ne, visko negalim tiek apkrauti savo
nuostabių tyrimo dalyvių, kuriems aš noriu beprotiškai padėkoti, kad jie vis dar pildo mūsų ilgas anketas ir vis dar nuoširdžiai. Tai jeigu jie klausys, ačiū Jums labai. Jūs prisidedat prie tikrai didelių dalykų. 2 klausimai. Pirmas klausimas, kaip tu sugebi išlaikyti, kad tie patys tyrimo dalyviai ateitų dar ir dar ir dar? Tai yra vienas didžiausių tikriausiai sunkumų, ar ne, ir iššūkių, su kuriais mes susidurėm ir nuolat galvojam apie tai, kaip tą užtikrinti. Tyrimą atlieka mokyklose, ne, tai vien tas, kad jiem nereikia kažkur tai specialiai važiuoti ir eiti, ar ne, mažina tą tikimybę. Kad ar ne, vis mažiau ir mažiau jų ateis. Jų ateina vis mažiau ir mažiau, ar ne, bet tas procentas jisai nėra kritiškas. Tarkim, jeigu pradžioje mes turėjome apie 750 vaikų, dabar mes turime apie 690. Natūralu, kai kurie išvažiuoja, ar ne, kai kurie atsisako galiausiai dalyvauti tyrime, ar ne, nes per daug. Bet mes tengiamės jiems papasakoti, ar ne, kas vyksta, kuo jų atsakymai yra svarbus, dėkojam visą laiką, duodam, aišku, smulkės dovanėlės, ar ne, tušinukus, ar panašiai. Ir ateina. Nu, kaip mano močiutė sakydavo, jei dirbi, tai pasidirba. Nu ir kitas smalsumo klausimas yra, tai gal kažkokių preliminarių turim įžvalgų, dar šviežių nepublikuotų, kur taip riebiai galim pasakyti apie tas draugystės kažką įdomaus? Daug iš tikrųjų jau yra, ar ne, daug ir publikuotų, ir nepublikuotų, daug pradėtų projektų. Projektų tai yra, ne, kažkokios hipotezės tikrinimo iš to, ką jau turim. Ką čia tokio atrinkus įdomiausia? Lyginant su tuo, kaip tu vaikystėje draugystės formavai, ar matai skirtumų? Iš esmės, kas yra įdomu, netokių dramatiškų galbūt, kaip aš būčiau tikėjusis, ar ne, kad vis tiek draugo turėjimas, jis yra esminis, ar ne, paauglystės periodo palaikymo šaltinis, ar ne, ar apskritai savęs ieškojimo šaltinis ir panašiai. Tai ką mes randam, dažnai dalis, ar ne, tų dalykų, kuriuos mes randam, jie yra universalūs, ar ne, mes randam panašius radinius senesnėje literatūrai, mes randam panašius radinius skirtingose kultūrose, apskritai mes darėm panašus tyrimas, net panašus tyrimas pačioj pradžioje, tik tai su keliom bangom buvo atliktas ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mes galėjom, ar ne, padaryti su tais pačiais klausimynais, padaryti, ar ne, tarpkultūrinį palyginimą. Ir stebėtina, skirtumų buvo labai nedaug. Pagrindė jie atsiranda tada, kai pradeda skirtis mokyklos struktūra. Ar ne? Pas mus mokiniai išlaiko tą pačią, daugiau mažiau tą pačią klasę nuo 4 iki 12, ar bent jau, tai yra nuo 5 iki 12, kai kurie ir nuo 1 iki 12. Amerikoje pirmas skirtumas. Pradinė mokykla tenais yra nuo 1 iki 5 ir tada vidurinė nuo 6 up. Ir nuo 6 up, ar ne, toje viduriniai mokykloje, jie pradeda mokintis ne klasėse, o kohortoje. Na, tai tarkim, jeigu yra iki 5 klasės buvo 4 klasės ir jie tada su tais pačiais mokiniais, ar ne, kiekvienoje klasėje kaip ir pas mus, tai nuo 6 klasės tada tos visos 4 klasės apsijungia į vieną didelę klasę ir jie renkasi dalykus, ar ne, ir tiesiog lanko skirtingus dalykus su skirtingais mokiniais. Nu, maždaug pusė nueina A lygių matematikos, pusė B lygių, kažkas tokio, ne? Kažkas tokio, tik ekstremaliau negu pas mus ta sistema buvo. Jo, tai vieni daugiau turi pamokų, vieni turi kažkokių pamokų, kiti tų pamokų neturi, ar ne, ir kiekvienoje pamokoje, kiekvienam dalyke tu esi su skirtingais, ar ne,
ne klasiokais, grupiokais, ar ne, gali atsidurti. Ir tada tenai šiek tiek pradeda ryškėti skirtumų apie draugų pasirinkimą, ar ne, kad pas mus tas draugo pasirinkimas vis dar išlieka tokio artumo klausimas daugiau, ar pasiekiamumo klausimas, ar ne, tai tų draugų galbūt daugiau yra klasėje, ar ne, ir mes renkamės pagal tai, kas yra toje mūsų klasėje. Tenais, kai pasirinkimas yra didesnis, pūlas yra didesnis, tada stipresnis argumentas draugystėje, ar ne, tampa panašumas. Man kažkaip senieji sociologai ir savokos Gemeinschaft bei Gesellschaft kažkaip ateina į galvą, kur skirtumas tarp bendruomenės ir visuomenės, kur, žodžiu, arba tu išsirenki, arba tu esi įmetamas. Taip. Tai, o kaip geriau? Jeigu va taip jau visiškai be jokių simpatijų nei Lietuvai, nei Amerikai, kaip norėtum, kad tavo vaikai augtų kokiai situacijai? Visada yra ar ne dvi medalio pusės. Aišku, draugystės, kurios susiformuoja iš bendrų interesų, pomėgių, panašumo, ar ne, jos yra linkusios išlikti ilgiau, būti artimesnės ir panašiai. Ar ne? Tai ir kai jos išlieka ilgiau, ir artimesnės, ir aukštesnės kokybės, ar ne, tai tas atneša ir daugiau privalumų santykiui ir man pačiam, ar ne? Dabar kažkur nuklydau ir pamečiau save. Iš kitos pusės, kai susiformuoja draugystė, net nebūtinai iš panašumo, ar ne, draugai, jeigu draugystė yra aukštos kokybės, draugai yra linkę supanašėti, ar ne, ir atrasti tuos bendrus interesus. Ta mintis, kurią aš turėjau, ar ne, jeigu mes esame mažesniai grupiai ir esi įmetamas, ar ne, ar susirandi draugus iš tų, su kuriais tu daugiau esi, galbūt tai yra šiek tiek saugesnė aplinka, negu būti dideliam pūle nuo ankstyvo amžiaus. Matyčiau gal tokius skirtumus. Nežinau, kas nusvertų. Iš vienos pusės turim laisvę, iš kitos pusės saugumą. Čia tokia amžina dilema. Ar tu esi laisvas bendrauti su kuo tik nori, bet tada rizika ateina iš to, kad tas žmogus nėra arti tavęs fiziškai ir nebūtinai tu juo gali pilnumai pasitikėti, o kita vertus tu galbūt įmestasis į vietą, kur tu esi įmestas. Ir tie žmonės, neturi kur dingti, kaip tik būti fiziškai arti tavęs, ir tada jau nenori turi susigyventi. Taip. Tai galbūt negi kažkokia tolerancija skirtybėms geriau šitoje situacijoje vystosi. Jo, mažiau polarizacijos, ar ne? Mažiau polarizacijos. Jeigu prisiminsim, nežinau, Hollywoodo filmus apie mokyklą. Kur formuojasi klikos ir tose klikose, žodžiu, arba tu ten sportininkas, arba tu ten šokėjas, arba tu ten nerdas ir, žodžiu, šachmatai šlašė. Būtent. Ir tiesą sakant, tos visos klikos, jos ir yra, ne, kaip tuose filmuose, aš visada sakau, kad amerikiečiai nemoka meluoti. Tai, ką jie rodo filmuose, taip ir yra. Ir iš tikrųjų ankstyvieji grupių klikų tyrimai būtent tokias klikas, būtent tokius stereotipinės klikas ir yra išskyrę savo tyrimuose, kokies yra rodomas filmuose. Taip. Tuo tarpu pas mus mokyklose ir tas pats sportininkas ir šokėjas ir choro dainininkas ir šachmatų nerdas, jie sėkmingai sugeba būti draugais ir gal netgi vienas kitą papildo, kas yra, ta šaunioji įvairovė, kur iš tiesų iš skirtingų požiūrių taškų gali zbitkas krėsti daug efektyviau. Taip. Nes, pavyzdžiui, ten sportininkai sugalvos, kad reikia išdaužyti langą, bet šachmatų nerdas sugalvos, kaip padaryti, kad nieks nepamatytų. Būtent. Taip. Tai va. Čia yra įdomus dalykai. Aš net pats neįsivaizduoju, kur aš labiau norėčiau. Aš tarsi linkčiau prie didesnės laisvės, bet tuo pačiu tas įvairesnis patyrimas, kur priverčia tave išmokti bendrauti su žmonėm, kuriais galbūt natūraliai nebendrautum, yra irgi vertingas, nes vėlgi paskui tu išeini į darbo rinką, ar ne, o darbo rinkoje, tai ten jau reikės taikstytis, ar ne, tu ateini ir nudirbi su tuo, ką turi. Turėsi jau tokią grupę, jo. Nebent su savo klika formuoji startupą ir darai vienaragį ir tada bankrutuoji ir tada vis tiek eini į tą grupę, kuris kur bus visiškai kitokie žmonės ir bus sunku.
Nu, Taip, dar kalbant apie laisvę, aišku, mūsų sistema duoda popamokinę veiklą, a, ar ne, ir būrelius, kur tu tada jau gali rinktis pomėgius ir a. gali turėti draugų iš, ar Tai ne. va čia ir yra tas momentas, kad galbūt geriausiai iš abiejų pasaulių. Nes tie būreliai tikrai, kad yra vieta, kur, žodžiu, krepšinio būrelis, tai ten visi tie krepšinio susirenka, šachmatų būrelis. Taip. Nu, aš žaidžiau šachmatais mokykloje. Aš nežaidžiau šachmatais. Nu, matai. Ir vis tiek kažkaip nesipykstam. Nu, vis tiek toj pačioje institucijoje atsidūrėm. Nu, o tai gerai, kiti iššūkiai darant testinius tyrimus. Aš tai gyvenime jų esu daręs, prisidėjęs prie vieno bendro, ar ne, bet tuo pačiu daręs savarankiškai 2. Ir, nu, daugiau niekada. Kodėl? Kodėl? Amžinas važinėjimas, kavytės ir šokolado nešimas gerimas, nes nu mokyklose ar ne tyrimai. Amžinas, tikriausiai stokoju socialinių kompetencijų, čia taip atvirai kalbant, tikriausiai mane vargina ta veikla, kuri yra apklausti, viskas tvarkoje, bet viskas, kas veda link to, atvažiuoti, būti, bendrauti, organizuoti, man mieliau, kad kažkas kitas tai padarytų. Kad man tik tai duomenys ateitų, žinai? Svajonė būtų. Aš labai tave jaučiu, aš irgi labai mielai taip daryčiau ir su komanda tai yra įmanoma. Ne? Dabar turiu tikrai didelę pagalbą, kur kartais galiu atsipalaiduoti ir tas įvyksta. Bet tai man nebuvo didžiausias iššūkis, ne? Ir vis dar važiuoju ir renku tos duomenis pati. Aš galvoju, gal ne tik su testiniais, apskritai su paauglių nepilnamečių tyrimais, ar ne? Tėvų sutikimas tampa vis didesnis iššūkis. Jeigu, tarkim, tyrimą, kurį mes atlikom tame pačiame rajone prieš 10 metų, mes turėjom virš 90% tėvų sutikimų. Dabar mes turime apie virš 70 šiek tiek. Ir tai buvo su didelėm pastangom. Ar ne, filmuko informacinio kūrimas, kažkokių paskatų dar davimas tėvams, kad jie nesutiktų, kad jų vaikai dalyvautų tyrime. Net ir paaiškinant tyrimo eigą, klausimus ir panašiai. Aš nežinau, kokios to priežastis, ar ne, didesnis saugojimas vaikų, apskritai didesnis informacinis užplūdimas ir tada nenorėjimas, ar ne, niekur įsitraukti. Bet tai tampa vis didesniu iššūkiu. Čia ironiška, kai tėvai vaikų nelabai saugo nuo socialinės medijos, kuri renka iš jų gerokai gausesnius duomenis. Taip. Algoritmai žino, ką jie mėgsta, ko nemėgsta, ką jiems reklamuoti, ko nereklamuoti ir kaip ilgiausiai dėmesį išlaikyti. Tuo tarpu ateina mokslininkas ir visiškai anonimiškai bando paklausti ir tėveliai jaučia, kad čia yra kažkoks lindimas į vaiko gelmes, matyt, bet tai kaip? Į gelmes vaiko, nežinau, jų santykių gelmes galbūt tai buvo paskatinta prasidėjusių diskusijų ar buvusių diskusijų, ar ne, apie tai, kad bet kas gali būti panaudota prieš tave, ar ne, santykyje su vaiku. Vaikų atėmimai, ar ne? Tai tarsi... Ateina mokslininkas ir jis dabar nori išsiaiškinti, kas yra blogai, ar ne, ir priduos tą kažkam. Aš nežinau, čia yra viena iš mano hipotezių. Aš matyčiau šitą baimę kaip tik testiniuose tyrimuose, nes testiniai tyrimai ypatingi tuo, kad tenai mes kaip ir turim dažniausiai popierinę kopiją su vardais ir kodukais ir dažniausiai geroji praktika yra ta popierinė vienintelė kopija turėti po raktu kažkur padėtą ir tik tai esant reikalui išsitraukti.
Va, tai bet bent jau teorinė galimybė yra, kad jeigu vaikas parašys kažką, ar ten tėvai parašys kažką, kas atrodo labai įtartina, tai bent teorinė galimybė yra, kad galima užkliūti prie to. Ar nelabai? Labai labai menka. Pirma, mes nerenkam atvirų klausimų, ar ne? Tai yra, mes renkam skaičiukus. Tai tas kodukas, kuris yra prie popierinio vaiko vardo elektroninėje erdvėje, jis atsiranda prie dar 1000 skaičiukų. Aišku, mes žinom, kad tie skaičiukai reiškia, ar ne, bet klausimynai, kuriuos naudojam, yra standartizuoti, ar ne, jie reiškia tik tais tam tikrus dalykus, ar ne, tai nežinau, vaiko elgesio sunkumai, ne, ar emociniai sunkumai. Ir vien iš aukšto to balo mes negalim pasakyti, ar ne, kad kažkas tai vyksta. Nu taip, jeigu vaikas patiria elgesio ar emocinius sunkumus, nu tai yra vaikas, kuris patiria elgesio arba emocinius sunkumus. Būtent. Kas iš mūsų jau nepatyrė. Būtent. Tai čia yra ne tik, kad nebaisu, čia yra natūralu, jeigu tu per vaikystėje, ten 4, 5, 6 klasėje nebuvai, tai ar tu turėjai vaikystę tada? Reikia pabūti tokiu bent kažkiek laiko. Nes, vėlgi, man regis, tai irgi yra raidos dalis, ar ne, tas biškai, elgesio sunkumai yra pradėti tenai kaip tik taisyklės laužyti. Ne todėl, kad nori, bet kažkaip iš vidaus norisi testuoti ribas kažkokias. Taip. Čiagi raidos uždavinys yra išsiaiškinti, kas galima, kas ne. Taip, ir kai tavo atlygio sistema vystosi greičiau negu tavo savireguliacijos sistema, tada mes turim tą, ar ne, rizikos langą. Iš kitos pusės, ar ne, klasikinės teorijos, kurios kalba, kad paauglystė yra audrų ir negandų, ar ne, ir streso periodas, yra šiek tiek, pamiršau lietuvišką žodį, challenge'inamos, ar ne, kitų teorijų, kurios sako nebūtinai. Jeigu viskas aplinkoje susidėlioja taip, kad to nereiktų, to ir nėra. Pavyzdžiui, vietoj to, kad vaikas bandytų ieškoti kažkokio apdovanojimo, kankindavęs gyvūnus, jis gali skrolinti TikToką, gauti visus dopaminus pasaulyje, visus serotoninus pasaulyje ir tada jam nebereikės bitkų krėsti. Tai gal duokim visiems po telefoną ir TikToką. Neįčiau į šitą kraštutinumą. Ar ne, yra kitų veiklų, kur tu gali gauti to dopamino nekankindamas gyvūnų ir neskrolindamas telefoną, ar ne? Ar jeigu yra pakankamai palaikymo iš šeimos, pakankamai ribų, pakankamai geros kokybės draugysčių ir kitų veiklų, bendruomenė, ar ne, nėra kažkokių įtakų, kurios nutemptus bitkų krėsti. Gal tu tas bitkas ir krėsi, jos tiesiog nebus to elgesio problemų lygio. Aha, nes šiaip bitkas krėsti yra svarbu ir reikalinga. Svarbu, kad jos nebūtų labai blogos. Kad jos nekenktų, stipriai nekenktų kitiems. Nu taip, bet ten karts nuo karto iškrėsti kažką yra visai svarbu. Ir smagu. Ir smagu. Smagu. Kaip matytum mokyklos vaidmenį visame šitame reikale? Vis tiek, tu žiūrėjai tas draugystės, ar ne? Ar yra kažkokie kontekstiniai veiksniai, kurie galėtų leisti įtarti, kaip pagerinti reikalus, arba kaip tik kas pablogintų juos? Mokykloje diegiamos vertybės, nežinau ar diegiamos, bet ar ne, atmosfera bendra mokykloje ir atmosfera klasėje, kas dažnai, ne visais atvejais, bet dažnai labai stipriai priklauso, ar ne, pradedant mokyklos vadovybė, ar klasės auklėtojai ir apskritai mokytojais, ar ne, kokios vertybės yra kuriamos, palaikomos ir panašiai. Yra kolegos daktaro Gintauto Katulio disertacija buvo šiek tiek apie tai, ar ne, kad skirtingi tie patys dalykai, kurie veikia neigiamai vienose klasėse, ar ne, kitose klasėse jie gali neturėti visiškai įtakos. Labai priklauso nuo klasės klimato, ar ne, ar kokios normos yra palaikomos klasėje. Ir tas normų palaikymas klasėje jis gali priklausyti nuo
klasės mokinių, ar ne, vaikų, bet gali būti ir palaikomas ar nepalaikomas mokyklos, ar ne, ar ignoruojamas mokyklos, ar skatinamas mokyklos, tarkim, ignoruojamos blogos ar skatinamos geros. Ir čia mokykla gali turėti didelį vaidmenį. Na gerai. Jeigu tu steigtum savo mokyklą. Nesteigčiau, bet pažaiskim. Tarkim, steigi savo mokyklą. Kertiniai dalykai, kuriuos norėtum užtikrinti. Apart to, kad ten geri mokytojai, vykdo viską palei programą, griežtai, tvirtai, gerai moko, bet, tie dalykai papildomi. Mokytojai gal ne tik, kurie griežtai vykdo programą, bet kurie ir kuria santyki. Ar ne? Tai pirmiausia, mano mokykloje nebūtų 30 vaikų klasėje, jeigu kalbam apie hipotetinį atvejį, aš turiu labai didelį finansavimą, ar ne, ir galiu daryti, ką noriu. Tarkim, privati mokykla. Taip. Geri laikai. Taip. Taip, tai būtų daug mažesnės klasės, kur mokytojas galėtų skirti savo dėmesį visiems. Pagal jų poreikius. Mokytojas ar gal net keli mokytojai klasėje. Kuris galėtų fasilituoti ir ne kažkokius galbūt santykių dalykus, ar diegti kažkokias vertybės, ne tik išdėstyti dalyką, kur ką daug mokytojų daro. Tiesiog su 30 vaikų tas vienoj klasėje tas nėra lengva. Ganėtinai sudėtinga. Kažkokius būreliai, kažkokie specifiniai, kokie dramos būrelis gal, kad būtų daugiau ten kokių socialinių momentų, žaisti kokią psichodramą, imituoti situacijas ir taip vertybinių ugdymų užsiimti. Be abejo, tokie labai būtų naudingi, jeigu kol tai nėra priverstinis. Aha, va, čia ir ateinam prie to. Taip. Jeigu nei vienas vaikas nenori jokį būrelį, visi kažkokie nusprendžia, kad atėjau į mokyklą, būreliai neįdomu. Ką tada? Geras klausimas. Greičiausiai vėlgi vištos kiaušinio. Ar ne? Ar mokykla padarė kažką, ar gali padaryti kažką, kad vaikas užsinorėtų, ar vaikas turi norėti ir tada mokykla gali padaryti kažką. Ar iš kur turi ateiti iniciatyva, ar kokia iniciatyva. Tai viskas yra labai... Čia hipotetinių situacijų galima prisigalvoti pačių įvairiausio gyvenime. Yra taip, kaip yra gyvenime. Grįžtant prie tavo testinių tyrimų. O ribotumai kokie? Apskritai, testiniai tyrimai socialiniuose moksluose, turi kažkokių ribotumų? Ne, aišku, turi. Pradedam nuo akivaizdžiausio, ar ne, kurį lengviausia pašalinti. Su testiniais tyrimais mes vis dar negalime atsakyti į priežastinį klausimą. Net jeigu artėjam link jo, bet tai nėra tai. Mes negalime savo tyrimo dalyvių apkrauti, kad ir kaip norėtumėm, ar ne, išsiaiškinti, ar turėti visas aplinkybės, kurios gali būti susijusios su tuo, kaip jiems gerai ar ne taip gerai sekasi, mes negalim jų visų turėti viename tyrime. Tai tiesiog būtų per didelis krūvis, ar ne? Tai vėlgi mes turim su ribotumu, kad darant testinį tyrimą mes turim labai išsigryninti, ko mes jų klausime, ar ne? Nes kažką paliksim ir jau, ar ne, tai bus ribotumas. Kad, neturim šito kintamojo, negalim pasakyti. Gali būti, kad taip vyksta dėl to, bet gali būti ir dėl to, ir dėl to. Į 5 metus 7 metų testiniam tyrimė ateina įžvalga, kad reikėjo šitą įdėti. Būtent. Būna tokių situacijų. Labai dažnai būna tokių situacijų. Taip ir matai, kad klausimynas turėtų gal trumpėti, bet arba stabilus, arba auga. Dažniausiai auga, ypatingai, kadangi tyrimo dalyvių pažintiniai gebėjimai auga ir jie gali pakelti didesnį krūvį. Ar ne, tai taip, tu apgalvoji, ar ne, ko nebereikia, ar ne, galbūt kas
į kokį klausimą tu jau atsakėjai ir su raida tas nepasikeis, ar ne, tada tu pašalini. Paskui po kelių metų galvoji, o velnes, reikėjo nešalinti, ar ne, kai būtų įdomu pasižiūrėti dabar. Tai va tas, kad tam testiniam tyrime tu gali prisigalvoti vėliau, bet jeigu tu neturėjai kažko anksčiau, ar ne, tai vėl nebeturi prasmės turėti. Arba tu nutraukiai kažkokį klausimą, uždavimą ir tada žiūri, kad o ne, vėliau to klausimo uždavimas būtų turėjęs daugiau. Kitas momentas, kad kai kalbam apie stabilias charakteristikas, tai raidos procese tos charakteristikos nebūtinai yra stabilios, todėl tai yra raidos procesas, ar ne? Taip. Tai jeigu su suaugusių žmonių imtimi ten patikrinai asmenybės bruožus, nu tai ir valio asmenybės bruožai ir po 10 metų bus tokie, bet patikrink 6 ar patikrink 12 gali būti, kad, nu kaip, tarsi santykinė padėtis jo amžiaus grupėje ta pati išlieka, bet absoliutus įverčiai yra visiškai kiti. Nu ir tada parekomenduok man ir kitiems, kuriems gali būti įdomu, ką ant naktinio staliuko kokią knygą turėti, jeigu mes norime išmokti atlikti testinius tyrimus. Tokią prieš miegą paskaityti, kad būtų labai gerai nuobodu ir... Arba kaip tik įdomu ir nemiegotum. Tikriausiai nėra tokio, ar ne, Talmudo, kuris taip imtų ir viską surašytų, ar ne, yra kažkokių atskirų, yra analizės, ar ne, statistinės analizės knygų longitudiniams tyrimams, kuriuose labai daug kalbama yra apie longitudinio tyrimo dizainą, ar ne, ar ką reiktų apgalvoti, kad tavo testinis tyrimas 7 metus vykstantis, tau pradėjus daryti statistinę analizę, nepaaiškėtų, kad yra, mes negalim padaryti jokių išvadų, ar ne? Tai tikriausiai gal Todo Litlo yra, man reiks taip ir vadinasi, longitudinio duomenų analizė. Man regis, mačiau ją... Ant mano stalo. Taip. Nu ką, tai šia linksma nata, dėkui tau. Ačiū tau. Iki.